radau TikTok'e tokį vaikiną, kuris skaito savo senelių meilės laiškus. Žodžiu, tų senelių meilės istorija prasidėjo karo metu, jisai amerikietis ir ten viskas angliškai, jeigu ką, bet žodžiu, jie susipažino per aklą pasimatymą, po to, kai senelis jos vardą ištraukė iš kepurės, susitikę pabuvo valandą, paskui ją kažkur išvežė, kadangi ten karo metas, kažkur kitur į kitą salą ir jie buvo sutarę susitikti kitą dieną, bet nesusitiko. Ir visą tą laiką, ten maždaug apie 1,5 metų, kaip supratau, jie susirašinėjo, per tą laiką parašė 200 laiškų viens kitam, įsimylėjo vienas kitą ir sekantį kartą, kai susitiko, tai senelis pasipiršo močiutei. Va tokia graži istorija, iš tikrųjų labai gražus laiškai. Tai paliksiu aš to kūrėjo vardą, jeigu kas norės ten nueiti ir paklausyti ir turėti va tokį gerą laiką, praleisti gerą laiką su juo. Bet antra dalis, galvoju, žodžiu, prieš nekėdama kažką į eterį ir kažkur kažką siūsdama, galvoju, reikia pasitikrinti, ar ta jo istorija, ar tie laiškai iš viso tikri, galbūt jis ten, nežinau, to paklausė, dirbtinio intelekto paprašė parašyti, žinai, scenarijų ir dabar, vat, tuos laiškus, laiškus skaito ir čia visai net ne apie tikrus žmonės. Žodžiu, kad nemeluočiau. Tai ką, ašgi aišku, nueinu į tą patį ChatGPT ir klausiu, žiūrėk, yra tokia istorija ir ar kažką girdėjai, ar tai yra tiesa. Žodžiu. Tai va, ChatGPT atsako, taip iš tikrųjų, tokia istorija yra tikra ir va, tas vyrukas, jis kaip tik tokį apie ją papasako, kažkokią televiziją ten jį pasikvietė apie tai pakalbėti. Ir žodžiu, jie po 10 mečių tas senelis ir močiutė susitiko ir ten susitokė. Aš galvoju, po 10 mečių, kažkaip man neskambėjo iš tų laiškų, kiek aš ten peržiūrėjau, kad jie susitiko po 10 mečių. Kaip tik atrodė, kad jie, pakankamai ten greitai, žinai, ten porą metų ar kiek, bet tikrai ne 10 mečiai, nelogiška. Ir aš klausiu ChatGPT, sakau, kaip čia kažkaip tie 10 mečiai neskamba man gerai. Ir sakau, žiūrėk, kiekvienas laiškas, kurį jis skaito, turi datą, tai kažkaip būtų įmanoma atsekti, man atrodo, kada jau jie ten galų galę susitiko. Ir ChatGPT, jo, ten iš tikrųjų tu ties, ten kaip visada gera pastaba, bla bla bla. Bet maždaug čia aš, tiesiog pasakiau, žinai, 10 mečius. Aš klausiu, kam tu prikūrei, mane kas erzina kiekvieną kartą, kai jau prasideda tokios ChatGPT istorijų kūrimas, aš klausiu faktų, aš klausiu to, kas parašyta, aš neprašau tavęs prikurti istorijas taip, kaip buvo, kaip tau atrodo, kaip buvo. Aš pati galiu sukurti, primeluoti nesąmonę, man nereikia, kad tu man primeluotum. Žodžiu, jau pradedu nervuotis, reikia pasitapinti. Tada aš klausiu DeepSeek. tą patį klausimą. Jau dabar paskutiniu metu visada tą patį darau, klausiu ChatGPT ir DeepSeek lygiai tą patį klausimą. DeepSeek irgi atsako pradžią, viskas taip ir yra, tai yra tikri žmonės, va tas vyrukas papasako, viskas sutampa ir jie susitiko kem 6 metais, tai reiškia 2 metai praėjo panašiai ar 1,5 po to, kai jie pirmą kartą susitiko ir ten susituokė. Jokių problemų, jokių, kad nėra čia galimybės rasti datos ir taip toliau, žodžiu. Tas ChatGPT kaip koksai blogas mokinys, žinai, kuris nori, supranti, prasprūsti kažką padaryti, pasirodyti geresnis, nežinau, kas ten jį programavo, bet kažkas negerai. Tai antra žinutė šitą viso. Nepasikliaukit to ChatGPT, meluoja per akis, tikrinkit vieną, dabar tikrai turim 2 nemokamus dirbtinius intelektus prieinamus, tikrint reikia vienas su kitu. Šiaip jau turbūt 3 ar 4 kartas, kai aš duodu tą pačią užduotį ChatGPT ir DeepSeek ir vienas arba nedadaro, arba kažką prigalvoja, prikuria, arba sako, jau čia viską jau surinkau, neberandu daugiau, o kitas padaro. Ir kai juos duodi vieną kitam patikrint, tada ChatGPT visada, oi, soriukas, čia nepastebėjau ir taip toliau, žodžiu, o prie DeepSeeko nelabai ką gali prisikabinti prie DeepSeek atsakymų. Tai va, eikit pažiūrėti, visai smagu. Ir tikrinkit ChatGPT.